Tai Viktorija, labai smagu tave matyti čia su mumis. Ir iš tikrųjų, viena priežasčių, dėl ko aš labai norėjau tave pakviesti į mūsų pokalbį, nes visų pirma, mes dalinamės labai panašiomis vertybėmis. Tai yra autentiškumas, tikrumas, moteriškumas, kaip iš tikrųjų mes galime pasirodyti pasaulyje iš tos vietos. Ir man labai įdomu bus išgirsti tavo perspektyvas apie tai, kaip iš tikrųjų mes galime įkūnyti tą autentiškumą savo veikloje ir kaip mes galime iš tikrųjų jaustis vertingos, būti savo tikrajame aš ir tai išskleisti į pasaulį. Tai Viktorija, man pirmiausiai labai įdomu išgirsti, kas tau yra autentiškumas ir kodėl tavo nuomonė tai yra taip svarbu. Man autentiškumas yra svarbus dėl to, kad tai yra tikrumas. Aš savo gyvenime labai daug turėjau tokio netikrumo, neaiškumo, nestabilumo, kuris davė labai daug nesaugumo jausmo gyvenime. Ir dėl to man labai svarbu buvo pasidarę, kas yra tiesa, kas yra tikra, kaip reikia teisingai gyventi. Tai šitoje vietoje tai, kas yra autentiškumas, kas yra autentiška, ar ne? Jeigu taip žiūrėtumėm žodį reikšmę, autentiška reiškia tikra, iš originalių šaltinių. Tas, kas nemeluoja, kas yra tikra, reiškia, koks yra autentiškas žmogus, ką mąstau, ką sakau, tą darau. Aš nesu kažkoks apsimetėlis, sąmoningai ar pasąmoningai. Mes visai būna, ar ne? Kartais mes negalim būti autentiški, jeigu mes kažką jautim ir norim tą pasakyti, ir norim tą padaryti, mes tiesiog negalim, esam tokia situacija. Kartais mes savo viršininkui nepasakysim visko į akis, ką mes apie jį galvosim. Bet tai yra svarbiausia šitoje vietoje, suprasti, kad aš taip jaučiu, tiesiog esu kitoje situacijoje. Ir jeigu mes esam atviri prieš save, tiesiog šiuo metu aš žinau, kad sąmoningai žinau, kad aš užsidedu tą kaukę. Tai jau vis tiek yra autentiškiau, negu tiesiog savo bandyti, bet vis tiek jisai geras, vis tiek jisai gerai su manimi elgiasi tas viršininkas, nors galbūt tai netiesa. Tai autentiškumas tai yra tikrumas. Tikrumas įmanomas tik tada, kai pažįstam save, kai suprantam, kas yra tikra manyje. O tikra gali būti ojojoj, klodai, visatos kiekviename žmoguje. Tai būtent dėl to, kadangi mano pačios vidus labai turtingas, labai visoks ir ramus ir dramatiškas, ir švelnus ir aštrus gali būti ir moteriškas ir vyriškas, ir dar visokiausių atspalvių, atspalvėlių, skonių, kvapų. Dėl to yra labai svarbu save pažinti, suprasti, priimti kiekvieną savo dalį. Tuomet autentiškumas tampa natūrali būsena, o natūrali pasekmė yra meilė sau. Kaip gražiai pakalbėjai ir labai sutinku su viskom, ką tu paminėjai. Ir kaip sakėjau, kad pirmiausiai tai prasideda su savęs pažinimu, su savęs priėmimu. Tu, kaip minėjai, mes esame visokios ir turime ir tas tamsiasias ir šviesiasias dalis ir visokiausias emocijas. Tai kaip mes iš tikrųjų galime save priimti tokios, kokios mes esame pilnai ir su meile. Ir iš tikrųjų tai, iš mano perspektyvos yra ganėtinai sunkus ir ilgas kelias. Nes ką aš patyriau savo kelionėje į autentiškumą, tai yra, kad man reikėjo priimti tiek daug dalių, kurios buvo sugėdytos, augant, kur aš buvau tiesiog nepriimta kitų ir kur aš galvojau, kad aš turiu pasirodyti kitaip, kad būčiau priimta, kad būčiau saugi savo aplinkoje. Visiškai. Būtinai tai yra autentiškumo kaina. Būti kažkieno nemėgstama. O mesgi norim būti visų mylimi, ne? Jeigu nori būti labai mylimas ir priimtas visų. Taip. Tai ir iš tikrųjų aš labai pastebėjau, kad ypač moteris labai
jiems svarbu įtikti kitiems, jos bijo kitus nuvilti. Bet tas yra labai didelis dalykas. Ir kaip minėjai, pasirodymas autentiškume dažnai reiškia, kad, iš tikrųjų reiks kitus nuvilti. Kad galbūt reiks ne visiems įtikti. Ir man įdomu, galbūt iš tavo perspektyvos ir tavo kelionės, kas tau padėjo galbūt, pasirodyti autentiškume, nors žinai, kad galbūt ne visada būsi priimta. Kas padėjo sveikas ribų brėžimas. Sveikas ribų brėžimas, tai yra visiškai skirtinga negu daug kas siūlo. Ribų brėžimas dažnai išeina iš tokio noro kontroliuoti kito elgesį, tai mes kito nesukontroliuosim niekada, galim sukontroliuoti tik tai, ką mes darom, ką mes renkamės. Būtent sveikas ribų brėžimas yra iš tos pačios irgi meilės perspektyvos ir smalsumo perspektyvos. Ir reiškia, kad aš myliu save, myliu tą žmogų, taip mes galime nubrėžti tokias ribas, kad būtų abiem gerai, kad būtų win-win scenarijus. Tai reiškia, kad aš nenoriu griauti to santykio, galbūt man su tuo žmogumi yra labai fainai bendrauti, tačiau yra kažkokie momentai, kurie man trukdo visiškai tam santykyje, ar pasirodyti parodyti tikrus savo atspalvius, ar ne, savo charakterio kažkokias savybės. Galbūt jaučiuosi gėdinama, ar kaltinama, ar dar kažkas. Visą laiką reikalingas bendravimas. Autentiškas jausmų išreiškimas irgi labai padeda šitoje vietoje. Nuo pykčio iki meilės. Yra visas labai gražus spektras, su baime, nesaugumu, su visokiais. Tai ką man primena šitas situacijas, nes labai dažnai tai kyla ir iš vaikystės kažkokių baimių, arba patirčių iš anksčiau. Taip pat pasiūlymai ir taip toliau. Kaip galima visą tai išspręsti, ar ne? Viso to aš mokinu savo kursuose ir to reikia išmokti, nes niekas mus nemokino. Kaip atrodo, mums atrodo, kad mes autentiškai išreiškiam jausmus, bet mes dažniausiai išreiškiam arba tik tais myliu, man tu patinki, man labai faina, arba aš pykstu, kaltinu, tu toks ir anoks ir kitaip. Bet kad aš pykstu, kaltinu, tu toks ir anoks ir aš bijau, kad aš tavęs neteksiu, jeigu tu toliau taip elgsies, nes aš noriu tų santykių. Ir kad ar galėtumėm pabandyti šitaip, nes aš tave labai myliu ir nenoriu, kad mums būtų blogai, aš noriu, kad mūsų santykiai veiktų, kad jie visi tiktų. Jeigu žmogus išgirsta viską tu toks ir anoks, iki aš tave myliu ir niekada nenoriu prarasti, nes tu man bele koks brangus, žmogus visai kitaip eina į santykį, jis tada daug labiau yra nusiteikęs brėžti ribas kartu su tavimi ir klausytis tavo ribų, nes tu atėjai su meilės perspektyva ir su smalsumu, o kaip galėtumėm padaryti kitaip, geriau. Tai padeda tiek vilkui būti sočiu ir avys sveikos. Suprantat, tada iš abiejų pusių gaunasi win-win scenarijus. Tai būtent tai ir yra tai, ko reikia, kad ir santykiai nenukentėtų ir kartu išliktum autentiškas. Man tai labiausiai patiko, win-win scenarijaus ieškojimas kiekvienoje situacijoje. Aha, su ribų apibrėžimo aš pati turėjau irgi didžiulę kelionę ir tai buvo, prisimenu tiek daug situacijų, kai aš taip norėjau užsibrėžti tą ribą, bet tuo pačiu tai buvo sunku. Tai buvo sunku, nes taip buvo baisu, kad prarasiu kitą žmogų, jeigu aš užsibrėžiu tą ribą. Bet tuo pačiu... Ir kartais tai reiškia, kad su žmogum gali nebendrauti kažkiek laiko ir tai be galo skaudu, bet tada jau ateina į perspektyvą vertybės, o kas man yra svarbiausia vis dėlto, ne? Ir kiekvieno žmogaus iš principo vertybės yra skirtingos. Tai čia irgi didžiulis darbas, būtent su savim, išsiaiškinti, tai kokios mano vertybės, kaip vis dėlto man yra svarbiausia. Tikrai sutinku, kad tai gali būti labai sunku nubrėžti ribas moterims, kurios vertina santykius. Tikrai taip.
Ir dabar, iš tikrųjų pasižiūrėjus į mano pačios kelią, tai žmonės, su kuriais aš dabar, kuriuos aš dabar turiu aplinkoje, visiškai pasikeitė. Ir aš dabar jaučiuosi, kad su jais aš galiu brėžti ribas. Ir jie su manimi brėžia ribas taip pat. Ir už tai yra žymiai lengviau, nes mes tiesiog turime tą santykį, kur tai yra normalu. Nes mes bandome pasirodyti autentiškume abu žmonės. Ir iš tikrųjų tai buvo taip pat nemažas procesas, galbūt paleisti kai kurios tos žmonės, su kuriais aš tikrųjų, kurie nenorėjo manęs priimti savo autentiškume, bet aš tiesiog giliai žinojau, kad mano į tai, ką aš vertinu, kokie yra mano poreikiai, galbūt šitas santykis tiesiog negali patenkinti. Ir viskas yra su tuo gerai. Bet man ir tai iš tikrųjų labai didelis dalykas buvo suvokti savo poreikius. Nes aš iš viso nesupratau, kokie tai yra mano poreikiai. Ko man reikia, kad aš jausčiausi saugi, kad aš jausčiausi mylima. Ir supratau, kaip tai yra svarbu iškomunikuoti kitam žmogui, nes kitaip tas žmogus, jis nežinos, nes dažnai mes moteris galvojam, kad kitas žmogus turi žinoti iš karto mūsų visus poreikius ir nors pačios jų neiškomunikuojam. Visiškai sutinku. Norim, kad ten skaitytų mūsų mintis. Taip. Dabar grįžtant į veiklos kūrimą, aš iš savo perspektyvos pastebėjau, kad perinant į tą autentišką veiklą, iš galbūt tos veiklos, kuri anksčiau nebuvo tokia, kuri uždega sielą, kuri nesijauti tokia prasminga, man nebuvo tokia labai labai didelė iniciacija į tai, kaip aš pasirodau pasaulyje, kiek aš sau leidžiu būti pamatytai. Ir tai man jautėsi labai labai pažeidžiamai. Aš dar dabar jaučiuosi, kai aš dalinuosi iš savo autentiškumo, iš to, kas man iš tikrųjų labai rūpi, kuo aš iš tikrųjų labai tikiu, jaučiuosi tokiame pažeidžiamume, nes tai esu tikroji aš. Ir ypač dažnai tos mano žinutės, tos mano dalys, kurios išreiškiau, jos buvo taip sugėdintos mano vaikystėje, kad man buvo toks didžiulis darbas pirmiausia jas priimti ir jas išleisti šviesą ir pamilti, kad jos iš tikrųjų net galėtų pasirodyti. Ir aš irgi suvokiau šitame dalyke, kad jeigu mes norime kurti savo veiklą autentiškai, tai iš tikrųjų tai yra toks didžiulis vidinis darbas, nes tai reikalauja pasirodyti tai reikalauja žinoti savo vertę, kaip sakai, žinoti savo ribas. Ir jeigu mes savo gyvenime nejautėme vertės, jeigu mes savo gyvenime negalėjom užsibrėžti ribų, tai visas tas dalykas pasirodys ir kuriant veiklą. Ir aš pati jaučiu savo autentiškos veiklos kūrimo kelyje, kad kai aš sprendžiu šitos dalykus, kurie ateina kuriant veiklą, tie visi sunkumai, tie visi iššūkiai, tie visi limituojantis įsitikinimai, kaip aš pasirodau, kaip aš išsireiškiu, kaip aš leidžiu save būti pamatyti, tai viskas išsineša ir į mano asmeninį gyvenimą. Ir man įdomu, Viktorija, galbūt kokia buvo tavo kelionė į autentišką savo išraišką, į autentiškos veiklos kūrimą, galbūt su kokiais iššūkiais tu susikūrei ir tu susidūrei ir kas tau padėjo. Čia iš tikrųjų labai ilga istorija, kaip jau pasakoti. Pirmiausia, noriu atliepti, Vaida, tavo skausmą. Puikiai suprantu šitą situaciją, nes ir pas mane panašiai buvo, yra tos dalys, kurios nenori būti matomas, nes kada jos buvo atstumtos, nemylimos, galbūt suignoruotos net, arba kažkokiu būdu buvo nutrauktas su jomis ryšys, dėl to, kad jos buvo nepatogios, ne tokios, kokių norėjo mūsų tėvai, ar globėjai, ar tėvynai, ir tai bebūtų, ar ne, jos neatitiko kažkokių standartų, ar ne. Tai šitoj
vietoj galiu tik tais paantrinti tau, kad būtina autentiškumo sąlyga yra pažeidžiamumas, noras būti pažeidžiamai. Nu, gal ne tai, kad noras būti pažeidžiamai, bet būti atvirai būti pažeidžiamai. Nes kodėl taip yra? Nes jeigu aš užsidėjau kaukę ir visiems rodau, oi, kaip čia faina, čia ta, ir mane pradeda kritikuoti, kad ką tu čia visą laiką šypsai, ta, o aš viduj verkiu. Tai čia ne apie mane, man neskaudas. Čia kaip strėlės sminga į tą skydą, į tą kaukę ir man neskauda. O kai aš rodau savo širdį, kai aš rodau tai, kas aš esu, savo tikrą pasaulį ir mane kritikuoja, tos strėlės, tuomet kritikos strėlės smenga tiesiai ten, kur jautriausia, ten, kur pažeidžiamiausia. Tai natūralu, kad mes ir bijom to, nes kažkada buvom išjuoktos, kažkada buvom, kažkokios situacijos, kurios rodė, kad jeigu tu tokia, su tavim nedraugausiu, nebūsiu, tu atstumta. Nutrauks ryšį. O ryšys kiekvienam žmogui yra pats svarbiausias poreikis. Nuo kūdikystės. Tai yra mūsų biologijoje, jūs galite sakyti, kiek norit, kad manęs netrikdo, kad čia kiti kritikuoja, kad čia kažkaip varo ant mane, sako kažką. Tai netiesa bus. Tiesa yra tiek, iki kokio lygio aš leisiu šitai daryti įtaką mano gyvenimui. Tačiau, kad visiškai nebus įtakos, neįmanoma. Nes mes esam žmonės, mes esam gyvūnai, kurie gyvena socialiniai bendruomeniai. Mūsų išlikimas yra paremtas tuo, kad mes gyvenam šeimose. Mes, kai gimstam iš tikrųjų per anksti. Mes turėtumėm gimti porą mėnesių vėliau. Tai reiškia, kodėl taip sakau? Nes kai gimsta, tarkim, briedžio jauniklis arba karvės jauniklis, jie iš karto praktiškai iš poros valandų jau stovi ant kojų ir jau gali jie gyventi, daryti, bėgioti, žysti ir jie jau išgyvens, kažkokiu būdu išgyvens. Jeigu mes žmogaus naujagimį paguldytumėm vidury miško arba pievoj, jis realiai neišgyventų. Tai reiškia, kad mes esam priklausomi. Mūsų vaikystė iš principo ir yra bejėgiškumo stadijoje. Mes esam priklausomi nuo mūsų tėvų ar žmonių, kurie mumis rūpinasi. Tai ką tai reiškia? Jeigu aš neturiu ryšio su tais žmonėmis, pasąmonėje atsiranda įsitikinimas, nėra ryšio, lygų mirtis, neišgyvenimas. Absoliučiai pagrįsta baimė netekti ryšio, absoliučiai. Nes tai yra mirties. Ta prasme, mirtis, tai nei vienas nenori mirti tam, atėjau tam, kad mirčiau. Ne, mes norim gyventi, mes norim patirti. Todėl, kai mes jaučiam grėsmę, kad tai, ką aš pasakysiu, ar padarysiu, ar pagalvosiu, ar kažkaip save išreikščiu, yra grėsmė ryšiui, mes visada labai pagalvojam arba jaučiam baimę, kažkokį nerimą, kad tai įvyks. Būtent dėl to mes ir bijom kritikos, nes tai rodo, kad kažkoks tai kažkur tai nėra tos harmonijos, nėra to sutikimo, pritarimo, palaikymo. Žinoma, kad bijom. Ir lygiai tas pats su ribų brėžimu, nes mes bijom netekti žmogaus vien dėl to, kad mes išreiškiam, kad man kažkas netinka. Tai va, su kuo aš susidūriau savo kelionėje, tai lygiai su tais pačiais dalykais, kad bijojau netekti ryšio su mama, su šeima, aš padariau pasirinkimus, kurie buvo nepriimtini mano šeimai. Buvo periodų, kai mes po kelis mėnesius nebendravome, kai aš bandžiau išsireikalauti pagarbos, nes jos nebuvo. Ir man pavyko per ribų brėžimą, per kažkokį tai etapą nebendravimo, paskui vėl bandymą susitaikyti vėl. Tai va, įvyko iš tikrųjų daug visokių dalykų. Tiek romantinėse santykiuose buvo situacijų, kaip sakė, kad tu pasikeitei ir ne į gerąją pusę, nes tu tapai nebepatogi. Tu nebeleidi daryti to, ką anksčiau tu leisdavai, savo autentiškumo kainą, savo gerovės kainą, savo poreikių kainą, pamindama savo vertybės. Tačiau moteris yra stipri ir autentiška tik tuomet, kai pažįsta savo vertybės ir gyvena pagal jas,
kaip pažinti savo vertybės, mes žiūrim, ką mes branginam, kokie yra mūsų poreikiai, ko man reikia, ką aš vertinu. Ir iš to kyla vertybės. Aš vertinu ryšį, reiškia, santykiai man yra vertybė. Aš į juos investuoju laiką, aš domiuosi, kaip santykius sukurti, kad jie būtų harmoningi, gražūs, taikoje. Reiškia, man tai yra vertybė. Aš investuoju netgi pinigus į tai. Reiškia, labai stipri vertybė. Tai pagal tai ir žiūrim, ar ne, mes balsuojam savo energiją, savo laiku, savo pinigais. Mes pagal tai matom, ką mes vertinam. Tai ir man įvyko visų pirma toks labai stiprus savęs pažinimas, išėjimas iš chameleono stadijos, kur vien tik tais prisitaikai, vien tik tais bandai kažkaip tai tą ryšį palaikyti, nors matai, kad galbūt su tai žmonėm neįmanoma tokio ryšio sukurti, koks tai yra tau organiškas, koks yra ekologiškas, kad būtų win-win scenarijus, nes galbūt žmonės nemoka jo kurti ir tu mokyk juos nemokės, jie nenori. Suprantat, kad santykis autentiški laimingi santykiai, ar tai būtų draugystė, romantiniai santykiai, ar kolegės, ar kolegos, ar kas tai bebūtų, ar ne, tam reikalingi du žmonės. Tačiau sugriauti tą santykį gali ir vienas žmogus. Todėl, jeigu abudu žmonės nenori to paties, kad būtų win-win ir tau gerai, ir man gerai, tada to nebus. Jeigu žmogus turi kažkokių tokių dažniausiai tai būna iš žaizdų, kad man, nes kažkada buvo per mažai duota tokiam žmogui. Tai mes renkamės, ar mes jam padedam kartu augti ir būnam kartu ir kiek savęs neišduodant tai galim padaryti. Ar vis dėlto būti su to žmogum būtų savęs išdavystė ir galbūt aš turiu sumažinti, mūsų formatas bendravimo turi pasikeisti. Galbūt mes su to žmogum galime aptarti tik tais 1, 3, 4 dalyką, bet tačiau šitos temos mes negalim liesti, nes šitoj vietoje jie suskaudinama. Suprantat, tai visi tie dalykai turėjau aš pirmas iš viso suprasti, kas man svarbu. Ko man reikia, kad aš būčiau laiminga? Nes neturėjau žalio supratimo, kaip tai atrodo, kad būčiau laiminga iš tikrųjų. Žinojau kai kurios dalykus, tačiau daug ko nesupratau, daug ko nepriėmiau savo jautrumo. Man tai atrodė kaip kažkas tai tokio silpno, nereikalingo ir mane kritikavo dėl to. O kritikavo būtent dėl to, kad aš ir turėjau šitokį įsitikinimą apie savo jautrumą. Tai aš jį priėmiau, mano jautrumas tapo mano supergalia. Aš kaip tik sulaukiu, dabar aš sulaukiu kaip tik atvirkščiai komplimento apie tai, kad aš esu jautri, kad aš galiu atliepti kitų žmonių emocijas, kad aš pagaunu tokius momentus, kurių žmogus net nelabai pagauna pats kalbėdamas. Tai čia yra, suprantat, kiekvieną dalyką, kiekvieną savo savybę mes galim eksaltuoti, pakelti visai kitą būseną, ar ne? Kokia jį bebūtų, kiekvieną savybę galima padaryti wow ir ją pritaikyti, net jeigu šiuo metu mums atrodo, kad netinka jinai. Tai vyko didžiulis savęs pažinimo ir savęs priėmimo kelias, kuris truko 4 metus, buvo iš pradžių labai skausmingas, tačiau visiems žmonėms, kurie dirba su savim, galiu pasakyti, ir kurie jau yra šiek tiek pažengę, tai jie žino, kad kuo toliau, tuo geriau. Viskas eina tik geryn. Kuo labiau save pažįsti, kuo labiau į tą, taip sakant, mišką lendi, tuo daugiau tų malkų, bet iš kitos pusės tuo ir gedriau, tuo ir fainiau ten to miške. Taip. Ačiū labai, Viktorija, kad taip pasidalinai giliai apie savo patirtis, apie tai, ką išmokai šiame kelyje. Ir, atliepti į tai, ką tu dabar ką tik paminėjai, apie tai, kad darosi gedriau. Tai ką aš pastebėjau, kad kuo toliau, tuo aš, mano jausmai pradėjo gilėti. Tai yra, kad aš jaučiu dabar daugiau pykčio, jaučiu daugiau liūdesio, jaučiu daugiau gėdos. Bet tai nėra kažkas blogo. Aš anksčiau savo neleisdavau jausti. Aš anksčiau vis bandydavau tai nuspausti,
Bet nuspausdama tas visas blogas emocijas, aš nuspausdavau už savo tą tikrumą, moteriškumą, gyvybingumą ir kūrybinę energiją. Ir tiesiog jaučiausi gal tokia užstrigusi, nes mano visos tas emocijos buvo užstrigusios. O dabar ir nežinau, kaip jas naviguoti. Jeigu jos atėjo, tai gerai, iš to jas tiesiog nuspausiu. O dabar, kai jos ateina, aš žinau, kaip jas priimti, aš žinau, kaip jas naviguoti, aš žinau, kad, ką daryti, kad iš tikrųjų jos manęs nepriblokštų. Ir kai dabar su jomis susitinku jų gilume, aš jaučiu, kad iš to visada ateina labai tokios nuostabios alchemijos ir transformacijos ir suvokimai ir kūrybinės idėjos. Ir iš tikrųjų dabar tą ėjimą į gilumą, į tą tamsą, dabar aš tai matau kaip labai gražų dalyką. Ir tuo pačiu, kuo daugiau aš savo leidžiu to pykčio, tuo pačiu atsiranda ir daugiau meilės, šviesos, džiaugsmo savo gyvenime. Nes aš dabar apskritai turiu daugiau talpos savo kūne jausti. Ir už tai dabar jaučiuosi žymiai labiau susijungusi su tą savo moterišką energiją, kuri atėjo per tą gebėjimą jausti. Ir man įdomu dabar, Viktorija, nes žinau, kad tu pati esi daug dirbusi su moteriška energija ir padedi moterims susijungti su savo moterišką energiją. Man įdomu, kodėl, iš to perspektyvos, kuriant veiklą, dažnai moteris užstringa toje vyriškoje energijoje. Tai yra, ir tiesiog pradeda labai spausti ir bando viską išgalvoti, po to užstringa. Ir kaip tada ta moteriška energija čia galėtų padėti? Taip. Jo, mes visi savyje turim tiek vyrišką, tiek moterišką energiją. Tiesiog proporcijos jų šiek tiek skirtingos. Kiekvienam žmoguje. Būnagi labai moteriškų vyrų ir labai vyriškų moterų, būna labai moteriškų moterų ir labai vyriškų vyrų, ar ne? Ir visa tai yra labai gražu, kai mes ir turim būti skirtingi, ar ne? Nes jeigu būtume visi vienodi, būtų visai neįdomu gyventi. Tai kas atsitinka, kai moteris mes pradedam daryti veiklas? Ne hobius, ne kažkokius savo, kaip būreliais galima vadinti, ar ne? Tiesiog. Kai pradedam daryti kažką rimčiau, kažkokią rimtesnę karjerą, galbūt karjeros kažkokios siekti, ar verslininkės esam. Šitas pasaulis yra sukurtas vyrų vyrams. Reiškia, šitam pasaulyje daugiausiai yra pagal vyrišką energiją viskas sudėliota. Pažiūrėkit. Ką tai reiškia? Einam kiekvieną dieną į darbą, nuo 8 iki 5 turim dirbti. 5 dienas per savaitę. Jeigu tai būtų moterims sukurtas pasaulis, mes labai gražiai susidėliotumėm viską pagal mūsų ciklą. Nes yra savaitės, kai mes labai energingos, o yra savaitės, kai norim tiesiog susisukti į kamuoliuką ir gulėti po antklodį. Ar ne, yra tokių dienų. Ir tai yra visiškai natūralu moteriai. Moteris eina per tuos ciklus daug greičiau negu vyrai. Todėl, ką tai reiškia? Mes turim tai atkreipti dėmesį, nes būtent išėjimas iš savo šito ciklo, iš savęs girdėjimo, iš savo kūno girdėjimo, mus ir išveda iš moteriškos energijos. O kad būtume sėkmingos vyrų pasaulyje, tai yra natūralu, kad mums reikalingos vyriškos savybės. Mes turim būti griežtos kartais, mes turim konkuruoti, nors moteriai natūralu yra bendradarbiauti, o ne konkuruoti. Mes turim būti iniciatyvios, tokios, taip sakant, stiprios pasaulio akyse. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turim labai įgalinti savo vyrišką energiją. Ir viskas su tuo yra labai gerai, kol mes išlaikom harmoningą vidų.
jeigu mes užstringam toj vyriškoje energijoje ir grįžusios namo pas savo mylimą vyrą nesugebam perrinkti į moterišką energiją ir tapti vėl moterim, kuri yra švelniai, jauki, kuria šeimos atmosferą, ar ne, kuriai svarbu santykiai ir taip toliau. Aišku, visos moteris esam skirtingos, tiesiog aš kaip stereotipą tokį pasakoju. Kas tuomet atsitinka? Vyras pajaučia tavo vyrišką energiją, o du vyrai, jie konkuruoja. Vyras su tavim neis konkuruoti, muštis ar kažkaip su tavim kažką daryti, ar ne, tokio konkuruojančio, konkurencingo. Dažnai ir tada dažnai, jeigu moteris ilgą laiką būna užstrigusi tam vyrišką energiją, vyrai išeina į pasyvumą, jie pradeda būti pasyvūs, sulenda į savo olą, ar ne, prie kompiuterio, į žvejybą, su draugais, į sportą. Ir kas tada būna? Liekam tada dažnai vienas ignoruojamas arba mūsų poreikiai kažkokie būna nebepatenkinami. Nes vyras nebelieka natūraliai traukos, nes pliusas minusą traukia. Vyriškumas ir moteriškumas, jie labai gražiai vienas kitą traukia. Tačiau jeigu mes išeinam iš to balanso, nebelieka traukos, nebelieka poliškumo. Tai ką daryti? Moteris turi išmokti valdyti šitas energijas savyje. Šitą neįmanoma padaryti be savęs pažinimo, be savo dalių pažinimo, be to, kas yra manyje moteriška, kas vyriška. Be to, gyvendami moderniam pasauliu, ypač mes moteris, esam mokinamos, kad mes esam laisvos, nepriklausomos modernios moteris, kuriams nieko nereikia, ypač vyrų. O vyrų pagrindinis poreikis, vienas svarbiausių poreikių yra būti reikalingu, būti naudingu. Ir mes to jam nebeduodam. Ir tada gaunasi, kad ir jo poreikiai nebepatenkinti santykyje. Ir tada labai dažnai griūna santykiai, ypač romantiniai santykiai. Ir ne tik, iš principo su vyrais griūna santykiai. Tai va, tai ką reikia daryti tokiu atveju? Kaip sakau, pažinimas savęs plus verslas turėtų būti daromas kiek įmanoma moteriškiau. Aš tikiu, kad autentiškos veiklos moteris yra sąmoningos, jos yra ne tik verslios, bet jos yra ir sąmoningos, jos nori save pažinti, suprasti ir tikiu, kad nori išlikti moteriškas. Tai mūsų ir verslą geriausia daryti moteriškai. Tai ką tai reiškia? Kas augina moterišką energiją? Bendradarbiavimas. Turim surasti būdų bendradarbiauti. Vieną kitą rekomenduoti. Surasti būdų daryti bendrus projektus, vieną kitą palaikyti. Moterų ratai. Vien tai, jeigu moteris yra viename kambaryje, vienoje patalpoje, jau visų moterų moteriška energija kyla. Įsivaizduojat, kaip nuostabu. Moterų ratai jau kelia mūsų energiją. Net nereikia nieko daryti, tiesiog paplepėti, susirenkam. Kaip fainai. Išlikti autentišką savo, nes, kaip sakiau, yra visokių moterų, visokių įsitikinimų, visokių tikslų gyvenime, visokių vizijų, kaip atrodo mano svajonių gyvenimas. Ir visos mes moteris, ir visa tai yra autentiška ir tikra. Tai suprasti, ko aš kaip moteris noriu, nes tai, jeigu moteris nori likti namų šeimininkė ir kurti savo erdvę namuose, savo meilės erdvę, daryti jaukumą, dekoruoti, auginti vaikus, tai yra lygiai taip pat svarbu, kaip moteris verslininkė, kuri kūrė milijoninius verslus. Jos abi dvi moteris. Ir jeigu jos sugeba išlikti savo moteriškame atsipalaidavime, tai yra fantastika. Bet jos čia yra kraštutinumai du. Tačiau jos abi dvi yra moteris. Ir dėl to nereiškia, kad jos kažkuri moteriška ar kažkuri nemoteriška. Dažniausiai kas atsitinka, mes kažkur toje amplitutės pusėje, ar ne? Kažkurioje amplitutės vietoje atsirandam. Mes norim ir šeimos, ir verslo. Mes norim tiek karjeros ir kažkokių pasiekimų, pripažinimo pasaulyje, tiek ir šeimos, namų jaukumo, santykių harmonijos, išpuoselėtų vaikų, prižiūrimų, auklėjimų ir taip toliau. Nes vaikai, jeigu neauklėjami, jeigu jie neprižiūrimi, automatiškai kelia problemas. Na, tai nereiškia, kad auklėjami ir prižiūrimi vaikai nekelia problemų. Tiesiog tai yra didesnė tikimybė, kad
bus problemų su vaikais, su atžalom, nes vaikai jaučia labai mūsų energiją. Iki 7 metų iš viso moteris ir vaikas yra absoliučiai susiję. Tai va, tai ką mes turim? Mes turim pažinusios save, supratusios savo poreikį, kiek man norisi būti moteriškai ir kiek man norisi būti namuose, kiek man norisi būti versle, kaip aš matau savo svajonių gyvenimą, ar aš dirbu 16 valandų per parą, ar aš dirbu 3 valandas per parą. Tai yra skirtingi dalykai. Dėl to reikalinga skirtinga energijų pasiskirstymas, skirtinga energijų proporcija. Tai va, tai pačios save pažinusios suprantam, kurioj amplitudės pusėje mes esame. Aš labiau verslo žmogus ir mažiau skiriu dėmesio šeimai, ar aš esu daugiau namų žmogus ir man verslas yra daugiau kaip hobis. Tai va. Ir kai tai suprantam, to priimam, tada nebelieka viduje tokių kaltinimų, kad oi, reikėtų dirbti daugiau, arba oi, reikėtų daugiau šeimai skirti laiko. Iš to atsiranda kažkokie susitarimai. Jeigu aš esu karjeros žmogus, aš suprantu, kad mano šeimai reikia daugiau dėmesio. Kaip aš galiu užtikrinti, kad jų poreikiai būtų patenkinti? Galbūt vaikai daugiau bendraus tuomet su seneliais, su dėdėm, tetom, pusbroliais. Jie gaus tą ryšį, jie bus vis tiek sotus to ryšių. Jeigu aš pasirinkau šeimos gyvenimą, ar ne, kaip aš galiu įgalinti savo vyrą arba pasidaryti kažkokį verslo šaltinį, kuris man netgi dirbant 2-3 valandas per dieną jau neštų kažkokį tai kapitalą, kuris man duotų savirealizacijos, man patenkintų savirealizacijos poreikį, o galbūt ir vyrui kažkiek tai padėčiau, ar ne, pagrindiniam maitintojui. Tai va, tai tiesiog save pažinus savo situaciją ir supratus ir priėmus ją, tada mes jau galim spręsti. Jeigu mes norim 100% būti ir namuose, 100% būti ir karjerai, dėtų jūs nuvilti. Taip nebus. Aš labai norėjau, tačiau neišeina. Neišeina, turim tiesiog viduje nuspręsti, kurioj vietoj. Ir net jeigu aš nusprendžiau, kad šiuo metu man taip, aš visada turiu teisę persigalvoti. Tai va, tai mes esam moteris, mes esam labai turtingos, mes esam visokios. Todėl galbūt aš nusprendžiau, kad šiuo gyvenimo etapu renkuosi taip. Kas bus vėliau, galbūt nežinau. O galbūt žinau, kad visą gyvenimą taip ir elgsiu, taip ir rinksiu. Tai va, tai iš to savęs pažinimo, iš to savo moteriškumo pažinimo, iš to, kokie mano moteriški poreikiai ir jie patenkinti, kad būtų, aš jau galiu spręsti ir priimti sprendimus, kurie bus naudingi tiek mano asmeniniam, tiek profesiniam gyvenimui. Viktorija, kiek daug čia svarbių dalykų paminėjai. Ir, visų pirma, tu vieną dalyką paminėjai apie tą vyriškos ir moteriškos energijos integraciją. Nes man kaip buvo, kad aš, pirmiausia, buvau labai toje vyriško energijoje ir buvau atsijungusi nuo moteriškos energijos. Po to tas suvokiau ir pradėjau taip giliai tą moterišką energiją, kad tą vyrišką energiją pamiršau. Ir tada, atrodo, tas mano moteriškas flow irgi pasiklydo be aiškios struktūros. Ir tada tokiam jaučiausi chaose dideliam, nes niekas manęs nelaiko, atrodo, tų ribų nėra, kažkokių aiškių, aš vis pasiklystu toje tekmėje, nes ta tekmė irgi turi būti laikoma. Dabar tada būna, kad nebelieka struktūros. Jeigu mes moteriškai energijai, nebelieka struktūros. Jeigu mes vyriškai, per griežtai kartais būna, nebėra lankstumo. Taip. Tai turim tokias virtuozės būti. Bet mes moteriškai, mes viską galim, mes moteris. Tikrai taip. Taip, ir tada, tu minėjai apie balansą. Apie iš tikrųjų, kaip, nėra tokio vieno būdo, kiek čia dirbti, kiek čia turėtų būti vyriškos energijos, kiek moteriškos energijos. Ir, kad mes visos turime teisę pasirinkti.
kad iš tikrųjų kiek mes norime skirti dėmesio darbui ir kaip minėjai, tai gali skirtis pagal gyvenimo sezoną ir mes galime pakeisti nuomonę. Tai iš tikrųjų aš pati kai pastebiu save ir kai pradėjau dabar labiau gyventi iš savo tos tikrosios aš, tai aš pastebėjau, kad mano gyvenime iš tikrųjų tokie labai aiškus sezonai. Kad yra, tarkim, kartais, kai, pavyzdžiui, kelias mėnesius aš nenoriu kažkokių naujų produktų kurti, kažkokių renginių organizuoti, kažkokių naujų pasiūlymų leisti. Nes tiesiog yra toks galbūt didžiulis noras eiti galbūt labiau gilyn į save, galbūt į santykius, ir nes jaučiasi, kad reikia energijos dabar skirti labiau tiems dalykams. Ir tada kartais jaučiasi, dabar pavyzdžiui, šio gyvenimo laikotarpiu, man kaip tik dabar norisi kuo daugiau energijos dėti į verslą. Ir tai skiriasi, ir po kelių mėnesių gal vėl pasikeis. Ir tiesiog bandau kuo labiau irgi gerbti šitai ir klausyti savęs, klausyti savo poreikių, o ne tų išorinių lūkesčių, kaip aš turėčiau pasirodyti ir kiek energijos skirti kam. Ir taip, kiekviename momente sprendim, patys priimam sprendimus ir pasirinkimus. Ir dar vieną klausimą, Viktorija, turiu. Tai labai daug moterų, kurios kuria veiklą, jos jaučia tokį didžiulį, ateina kažkokiu momentu į perdegimą. Ir ateina į tokį jausmą, kad jos turi čia padaryti labai labai daug dalykų, nieko nespėja, kaip čia dar ir šeimoje pasirodyti, ir versle pasirodyti, ir tiek daug visko vyksta, o aš nieko nespėju. Ir man įdomu tada, ką galbūt turėtum pasakyti toms moterims, kurios yra dabar šiuo metu šalia perdegimo ribos, ir kas galbūt šiuo metu joms galėtų padėti, galbūt grįžti į tą didesnį balansą ir ramybę savyje. Visų pirma, jeigu įmanoma, sustoti. Jeigu neįmanoma sustoti, pristabdyti. Jeigu net pristabdyti neįmanoma, vis tiek tada turim laiką savo. Tai tą laiką savo panaudoti grįžimui į kūną. Grįžimas į kūną mus sugrąžina į moterišką energiją. Ką reiškia sugrįžti į kūną? Tai gali būti įvairiausios praktikos. Kvėpavimas, gali būti masažas, gali būti eteriniai aliejai, kvėpavimas, aromaterapija. Gali būti pasivaikščiojimas, tiek ant žolės, tiek ant žinių. Tai yra sugrįžimas į savo penkis pojūčius. Matau, kas man gražu, užuodžiu, kas man fainai, kas man skaniai kvepia. Girdžiu, kas mane nuteikia taip, kaip aš noriu, kad mane nuteiktų. Jeigu trūksta energijos, galbūt kažkokia energija, ar ne? Jeigu man kaip tik trūksta ramybės ir poilsio, gal įsijungiu kažkokią meditacinę muziką. Lytėjimas. Todėl ir sakau, masažai, drabužiai, kurie maloniai jaučiasi ant kūno, galbūt šilkas, satinas, minkštas megztukas, šukuotis plaukus, masažas veido, savimasažas, guaša. Jeigu nėra pinigų, ar ne, dažnai moteris sako, oi, masažams negaliu sau leisti. Jūs visada turit pirštukus. Jeigu turit internetą, YouTube pilna yra savimasažo. Veido jogos pamokų. Galite įsigyti už kelius eurus guaša. Žinot, guaša, tokia mentelė raityta. Ir su ją galima daryti limfodrenažinį veido masažą, dekoltė. Patikėkit, daro stebuklus. Pėdų masažas. Vien laikymasis už rankų su kažkuo, ką tu myli. Jau tai sugražina, jau lytėjimas malonus. Kremai, losjonai, aliejai įvairiausi. Pagulėjimas vonioje, prie žvakių šviesos, su eteriniais aliejais. Tai yra būdas gauti, ir dar įsijungus, pavyzdžiui, muziką, tai yra būdas gauti
malonų stimulą visiems savo 5 pojūčiams. Kai mes sugrįžtame į kūną, kas atsitinka? Moteriška energija, jinai atsipalaiduoja. Moteriai, kuri nori, kad jai sektųsi, jinai būtinai turi būti atsipalaidavimo būsenoje. Būtinai. Ar jinai darytų verslą, ar jinai asmeninius santykius tvarkytų, ar asmeninį gyvenimą, savirealizaciją, kas tai bebūtų, būtina yra atsipalaidavimo būsena. Aš nesakau, kad visą laiką būti atsipalaidavus, nes yra kartais momentų, kai reikia tikrai pavaryti, ar ne? Kažką tai darom. Bet tada supraskite, kad jūs tada esate vyriškoje energijoje. Ir kai pasibaigia tas dalykas, mygtukas pasijungia ir mes perinam savo moterišką energiją, nes tai yra mums natūrali. Kitaip perdegsim. Mes būtent dėl to ir perdegam, kad užstringam savo vyriškoje energijoje. Daryt, aš privalau grūst, parnešti tą mamutą. Tai nėra natūralu mūsų kūnams, tai nėra natūralu mūsų biochemijai, nėra natūralu mūsų nerviniai sistemai. Taip, mes esam stiprios, mes galim labai daug dalykų padaryti, mes mokam puikiai multitaskinti. Mes vienu metu galim skalbtis, valgyti, virti, vaiką prižiūrėti ir dar su draugė kalbėtis. Mes tą puikiai mokam, mes visos esam nuostabios. Tačiau, kai reikia daryti tokius labai struktūruotus ir veiksmus ir daug dalykų, kurie yra iš vyriškos energijos, tuomet mes pervargstam. Tai sugrįžti, pirmas žingsnis yra sugrįžti į savo kūną, į savo 5 pojūčius. Kvėpavimas, pranajamos, jeigu nemokat, yra kvėpavimas kvadratu. Labai paprastas. Pirmas žingsnis 4 sekundės įkvėpimui, antras žingsnis sulaikau 4 sekundėms, trečias žingsnis iškvėpiu per 4 sekundės ir tada vėl sulaikau 4 sekundėm. Ir vėl kartoju. Įkvėpimas, sulaikymas, iškvėpimas, sulaikymas. Jisai nuramina kūną kiek įmanoma. Jeigu jaučia didelį stresą, pavyzdžiui, prieš susitikimą, ar kažkokį tai pokalbį, ar tiesiog kažkas vyksta, kas jūs stresuoja, pabandykit kvėpavimą kvadratu. Nors 2 minutės pakvėpuokit, taip pajusit, iš karto būsena bus visai kitokia. Papildai. Vėl kūnas, ar ne, stiprinam kūną. Man, nežinau, ašvaganda yra aukso vertės. Jinai reguliuoja kortizolio lygius. Todėl, kad kai mes darom kažką tokio vyriško, mes išeinam, sakau, iš savo moteriškos energijos ir tai natūraliai kūnui kelia kažkiek streso. Kortizolis yra streso hormonas. Ašvaganda, jinai puikiai padeda. Man asmeniškai. Jau nebekalbu apie eterinius aliejus, kad levanda, ramunėlė, vanilės kvapas, jis labai irgi nuramina, duoda tą pasitenkinimo jausmą ir panašiai. Tai dažnai turim nepakankamą kiekį vitamino D. Vitamino B kompleksas būtinas nerviniai sistemai. Mes labai pamirštam tai. Pasotinkim kūną. Kūno biochemija bus visai kitokia. Jeigu biochemija visai kitokia, mūsų ir emocijos dažnai būna ramesnės. Ir mums tada lengviau išeiti į tą atsipalaidavimą. Tai va, stiprinkim pirmiausiai kūną, ryšį su savim kelkim, ar tą patį kvėpavimą irgi galima ryšį su savim, su savo siela, su vidum, intuicija. Jeigu darysit šitos žingsnius, jeigu eisit į savo vidų, į savęs klausimąsi, o kaip jaučiasi mano koja, o kaip jaučiasi mano ranka, o kaip mano pilvas, o kas krūtinėje darosi, o kas gerklėje. Meditacijos visokios ir nebūna šitam. Bet galima tiesiog, mindfulness, mes sėdime ir tiesiog žiūrim, kas vyksta mano kūne. Jūs pamatysit, kaip atsiras natūraliai balansas didesnis. Natūraliai daugiau atsipalaidavimo, kas duos jėgų vėl eiti ir daryti ir duos stiprybės. Tiesiog. Labai ačiū. Linkiu labai sugrįžti vėl savo kūną. Labai iš tikrųjų pasidalinai nuostabiais praktiniais patarimais ir kaip iš tikrųjų mes galime sugrįžti į tą atsipalaidavimo būseną. Ir dabar dar turiu tokį vieną klausimą, kuris man kilo iš vieno dalyko, kurį tu paminėjai.
bet tu kažkaip sakei, kad jeigu mes norime pasiekti sėkmę, mums būtina būti atsipalaidavusios. Tai vat kodėl taip yra? Nes kai mes esame įtampoj, moteriai užsiveria jos energetinis centras, moteriškumo energetinis centras, kuris yra pilvo apačioj. Mes nebeturime energijos, energija mūsų užspausta pasidaro. O kai mes esame atsipalaidavusios, šita energija jinai yra kurianti energija, jinai yra gyvybinė energija, dėl to mes moteris esam gyvybės nešėjos. Bet lygiai taip pat mes gimdom projektus, mes gimdom santykius, mes gimdom gražius namus, jaukumą, artimą ryšį ir labai labai daug gražių dalykų. Tai yra irgi mūsų vaikai, tai yra mūsų energijos, kaip čia dabar pasakyti, tai yra tai, kas įprasmina mūsų energiją. Taip, vaikai kaip ir moteriai, motinai, ar ne, tai vienas svarbiausių dalykų. Tačiau tai nereiškia, kad moteris, kuri neturi vaikų, jinai kažkoks prastesnė, ar jinai neturi tos moteriškos energijos. Ne, gali būti netgi atvirkščiai iš tikrųjų. Jinai lygiai taip pat gali savo energiją skirti kažkokiem dalykam. Gali turėti daug žmonių, kuriais rūpinasi ir jie visi jai bus lyg vaikai. Lygiai taip pat verslo moterys turi įvairiausius projektus, savo produktus, savo verslus netgi, ar ne, skirtingus kelis. Ir tai irgi yra jų energija, kuri buvo kažkokiu būdu materializuota. Jeigu mes nesame atsipalaidavusios, mes užspaudžiam tą energiją, kraniukas užsisuka ir tada viskas nebėra, iš visatos nebesam maitinančios. Nes mes einam, visata duoda energiją, mums, kūrėjas tiksliau, duoda mums energiją ir per jį mes išgimdom kažką, išgimdom. Tai va, tai ir mes turim būti tokios atsipalaidavusios laidininkės viskam tik gimti. Ir jeigu to neturim, tai tada labai sunkiai viskas gimsta, su kančiom, ilgai, sunkiai, o to nenorim, ar ne, mes norim lengvo gyvenimo, mes norim gražaus tėkmėje esančio gyvenimo ir pačios jaustis, lyg būtumėm tėkmėje. Atrodo, tik pagalvojau ir štai nutiko, tik pagalvojau ir štai atėjo pasiūlymas, tik pagalvojau ir žiūrėk, va, susitikau žmogų, kuris gali kurti bendrą projektą ar dar kažkokį dalyką. Jeigu būsim atsipalaidavusios, gyvenimas tėkmėje, flow būsenoje tampa toks natūralus. Po truputį jis tampa praktiškai visą laiką. Tai va, o išeiti iš tos flow būsenos išeinam per įtampas. Įtampas atsiranda irgi per emocijas. Tai va, čia vėl tas ratu. Darbas su savim. Grįžimas į savo dalis. O ko man reikia. O kas vyksta manyje. O kur tas vidinis konfliktas. Tai va, tai tą išsprendusios ir vėl po truputį einam į flow būseną. Ir čia toks labai nuostabus gyvenimo nuotykis. Ir kuo toliau tai greitai? Tikrai tai. Viktorija, kažkaip jaučiu, kad jau einame į pabaigą, bet atrodo, kad tu tiek dabar čia daug nuostabių dalykų pasidalinai, kad netgi man sunku užbaigti šitą pokalbį, nes norisi eiti dar giliau. Bet prieš pačią pabaigą yra kažkokie dalykai, su kuriais norėtum pasidalinti, kažkas galbūt, ko aš nepaklausiau ir apskritai, bet ką tu siūlai moteriams, kokie galbūt tie tavo kursai, programos ir panašiai. Taip, aš dirbu su moterimis kol kas pagrindė, nes kažkaip pritraukiu vien moteris. Kažkaip su vyrais kitaip. Aš siūlau tiek asmeninės sesijas, dirbam su vidiniu vaiku, su vidinio vaiko emocijom, o dabar artimiausias kursas, kurį siūlau, yra Leisk sau šviesti autentiškumo kursas, kuris prasidės kovo 12 dieną. O iki tol visas moteris kviečiu į nemokamą webinarą Autentiška moteris, kaip aš ten dabar jį pavadinau, Autentiška moteris, kaip pažinti save ir leisti sau šviesti.
Tai irgi kalbėsiu apie moteriškas energijas jau dar detaliau, kaip jas valdyti tarpusavyje. Ir ten pasidalinsiu jau tokiais daugiau dar praktiniais, netgi ir gilesniais iš filosofinės, tokios dar gilesnės pusės, kaip atrodo tas moters autentiškumas. Dabar aš tiesiog taip probėgšmais papasakojau. Tai šitas webinaras bus kovo 5 dieną, 19 valandą. Jeigu norit prisijungti, parašykit, aš jums atsiųsiu registracijos nuorodą. O kaip moterims aš labai noriu palinkėti drąsos. Noriu palinkėti drąsos, pamatyti visas savo dalis, pamatyti tai, kas ten yra viduje, net jeigu ne visada jas priima, ne visada tos dalys man yra patogios, ne visada malonu jomis bendrauti. Galbūt aš netgi jas teikti kaip blogas, patikėkit, mūsų kūnas visada yra mūsų pusėje. Jeigu mumyse yra kažkoks tai mano aspektai, charakterio savybės, kažkokie norai, troškimai, visa tai vis tiek yra apie mane. Ir turim suprasti, kokia priežastis, kokia pagrįsta priežastis toms dalims atsirasti. Tai va, tai per savęs pažinimą, per smalsumą eiti į vidų ir drąsą eiti į vidų, mes galim nuversti kalnus, mes tapti galim visiškai autentiškai. Ir neseniai iš tikrųjų sulaukiau klausimų, ne klausimų, tokios gal ir replikos, tai sako, tave erzina žiūrėti, žinai. Sako, ir aš tada pradėjau galvoti, ir aš tik neįtimu, tik kažką taip papasakoju, nes žmonės erzina, tai žmonės apsimetinėja. Bet vis dėlto galvoju, visko būna, kad kartais ką tik nuraminai rėkiantį vaiką ir jau eini kažkokį tai laivą daryti ar kažkokį istoriją rašinėti. Tai žinoma, būna, tai emocijų persitinta. Bet aš ne taip supratau. Supratau, kad žmonės mes nemokam priimti džiaugsmo savyje ir kituose. Jeigu matom kitame džiaugsmą ir jis mane erzina, greičiausiai bus, kad aš pati nemoku savo džiaugsmą priimti. Man atrodo, tai kaip apsimetėliškai, kad tai netikra. Tai iš tikrųjų tas darbas su savim ir yra. Mes ruošiam save džiaugsmui. Ir gyventi kančioj, liūdesy, gėdoj, tai yra mūsų komforto zona. Todėl gyventi džiaugsmo kupiną gyvenimą tampa nepažinta būsena, į kurią aš ir kviečiu. Tai va drąsos, einant į savo džiaugsmą, drąsos savęs pažinime, merginos, aš jums linkiu ir labai kviečiu susitikti kovo 5 dieną, 19 valandą, pabendrausim, ten bus ir praktinės dalis, kad galėsim kartu susipažinti ir pabendrauti jau giliau, užduoti klausimą. Nuostabu. Labai dėkoju, Viktorija, už tavo išmintį. Pasidalinai tiek daug labai svarbių praktinių patarimų ir labai džiaugiuosi, kad buvai šiandien su mumis. O prieš pabaigą aš taip pat dar priminsiu, kad liko paskutinės kelios dienos prisiregistruoti į mūsų naujos Mastermind narystės laukiančiųjų sąrašą. Tai bus narystė moterims, kurios jau kuria sąmoningas ir autentiškas veiklas, bet nori palaikymo. Nori būti su moterimis, kurios mato tave ir kurios iš tikrųjų supranta, per ką tu eini. Mes integruosime tiek moterišką, tiek vyrišką energiją, dirbsime prie struktūrų, prie strategijų, bet taip pat žiūrėsime, kaip mes iš tikrųjų galime kurti veiklą iš balansų, pasitikėjimo savimi. Ir, kaip Viktorija minėjo, iš tos ramybės, iš to atsipalaidavimo. Ir iš tikrųjų kurti taip, kaip jaučiasi geriausiai mums, o ne taip, kaip sako kiti žmonės. Tai labai kviečiu ir nuoroda bus ir apačioje. Taip pat, jeigu norite prisijungti prie Viktorijos webinaro, tikrai ją rašykite ir apskritai pakvieskite Viktoriją į draugus. Ir tikrai labai, aš matau, kad tai yra nuostabi moteris, kuri turi labai daug
na, išminties pasidalinti ir tikrai, na, spinduliuoja autentiškumą. Ačiū. Ačiū merginos, aš irgi įdėsiu linkus vietos. Iki pasimatymų.